Valdai, tu esi pasakęs. Ivanauskas rungtynėse su bosniais, galima sakyti, išgelbėjo mūsų komandos prestižą. Lemiamais momentais Valdas laiku atsidurdavo reikiamoje vietoje ir įmušė net 3 įvarčius į Mirsado Dedičiaus vartus. Po 0 lygiųjų su Farerų salų komanda, patys futbolininkai tai pavadino juodžiausia diena Lietuvos rinktiniai, nedaug kas tikėjo mūsų komandos pergalę rungtynėse su Bosnija Hercegovina. Juolab, kad Bosnijos rinktinėje žaidė daug garsiuose klubuose rungtyniaujančių legionierių: Monako klubo gynėjas Muhamedas Koničius, Stambulo Fenerbahče puolėjas Elviras Baljičius, Hasanas Salihamadičius iš Hamburgo klubo ir kiti. Tačiau Lietuvos rinktinė buvo nusiteikusi ryžtingai, trauktis nebuvo kur. Norint toliau dalyvauti kovoje dėl patekimo į Europos čempionato finalinį etapą, žūtbūt reikėjo nugalėti bosnius. Taip ir įvyko. Europos čempionato atrankos rungtynėse lietuviai 4-2 nugalėjo Bosnijos Hercegovinos rinktinę ir neprarado vilčių kovoti dėl antrosios vietos grupėje. Pagal nuostatus 2000 metų Europos čempionato finalą, kuris vyks Belgijoje ir Olandijoje, pateks 9 grupių nugalėtojai ir viena geriausiai pasirodžiusi antroji rinktinė. Kitos antrasias vietas grupėse užėmusios komandos atkrentamosiose varžybose kovos dėl 4 kelialapių į finalą. Kitas atrankos rungtynės lietuviai žais kitų metų kovo 27 dieną išvykoje su Čekija, kovo 31 Vilniuje Lietuva susitiks su Estija, birželio 5 išvykoje su Bosnija Hercegovina. Na, o dabar specialus Valdo Ivanausko interviu